Sveiki visi, kurie susirinkote čia šiandien ir kurie už ekranų žiūrite turbūt internete. Mano tema šiandieną iš tikrųjų, kaip padėti žmogui tinkamai maitintis, kaip padėti žmogui maitinantis gerai jaustis. Ir prieš bet kurią paskaitą, kai aš pasakoju apie kažkokius tai sprendimus, kaip tai daryti. Visų pirma, aš visą laiką noriu išaiškinti problemas, kokios šių laikų bėdos yra, dėl ko jos atsiranda, priežastis kokios, ir tik tai tada nueiti į sprendimo būdus. Tai reiškia, kiekvienas mano pasisakymas duoda ne tik tai žuvį klausytojui, ne tik tai duoda pagrindinį sprendimą, bet duoda ir išaiškinimą, kodėl taip atsirado ir kodėl taip atsitiko. Ir aš manau, kad tai yra teisingiausias požiūris į tai, ką reikėtų ir kodėl reikėtų keisti, kad kiekvienas mes suprastumėm, kodėl reikėtų keisti. Na, visų pirma, kadangi šiandien kalbam apie fizinį aktyvumą ir apie gerą savijautą, tikrai klausiausi gydytojos pranešimo Ievos, tai tikrai taip yra, kiekvieną kartą fiziškai aktyviai, judant, būnant fiziškai aktyviu, sportuojant, mes tikrai jaučiamės geriau ir mūsų emocinė būsena tikrai pagerėja. Tačiau reikia žinoti, kad taip pat maistas turi didžiulę įtaką ir teisingai parinkta, tinkamai parinkta dieta, tinkamai parinktas kalorijų kiekis, tinkamai parinkta maistinių medžiagų kiekis maiste, padidina fiziologinį organizmo tokį prisitaikymą treniruotėmis ir mes tokiu būdu geriau jaučiamės. Tačiau reikia nepamiršti, kad deficitinė energijos dieta, žinau, kad daugelis stengiasi numesti svorio, fiziškai judant, sportuojant, nori numesti svorio ar išspręsti viršsvorio ar nutukimo problemas. Tačiau reikia nepamiršti, kad jeigu mes esame fiziškai aktyvūs, mes deficito negalime turėti, nes deficitinė dieta gali pridaryti daug labai žalos. Ir ta žala gali būti tokia nepakeičiama. Tai visų pirma, raumenų masės mažėjimas. Taip? Mes kaip ir numesim svorio sportuodami, bet jeigu nevalgysim maisto, mes neišlaikysim raumenų masės arba tiesiog jos neteksime. Tai yra labai negerai. Jėgos sumažėjimas. Ilgainiui mes nebeturėsime energijos. Taip pat kaulų mineralinio tankio sumažėjimas. Jeigu mes suvalgysim mažiau maisto, tai reiškia, jame bus ir mažiau maistinių medžiagų, kurios svarbios ir viso mūsų sistemom atsistatymui. Tai yra, tiesiog nepakeičiamas pažeidimas, kurio labai sunku bus išspręsti. Traumų tikimybė padidėja. Padidėja imuninės sistemos, endokrininės sistemos, reprodukcinės sistemos sutrikimai. Padidėja persitrėvimo galimybė, kur atsitinka įvairūs lūžiai per nusilpusius arba pertemptus labiau raumenis ir negavę jie atsistatymo arba tų maistinių medžiagų, kad atsistatytų pilnai. Taip kad tai yra didžiulė svarba. Energijos paros normos pagal SAMO rekomendacijas yra paskirtos tiek vaikam, tiek suaugusiam. Ir mes šitoje skaidrėje galėtumėm pamatyti, kad maždaug jau nuo 11 metų jau mergaitėm ir berniukam truputėlį prasideda pasikeitimai, kiek kalorijų per parą reikėtų suvartoti. Apie 200 kalorijų, berniukam reikia daugiau. Kaip matote, šitoje lentelėje galima tai įvertinti. Ir taip pat nuo fizinio aktyvumo priklauso irgi kalorijų kiekis. Tačiau kalorijos pažymi tik tai vieną iš aspektų, tai yra masę, energinę resursą atnešamų, kad mes turėtumėm energinius resursus. Ir jeigu mes šiandien kalbam apie fizinio aktyvumo, aktyvaus tokio fizinio aktyvumo arba aktyvaus laisvalaikio vedimą, tai mes turėtume įvertinti, kad tai fizinio aktyvumo koeficientas maždaug 1,8 arba 2 ir mes matome, kokių kalorijų pagal amžiaus grupės turėtumėm gauti tiek vyrai, tiek moteris. Truputėlį irgi keičiasi kalorijos, tačiau reikia nepamiršti, kad sportuojant mums reikėtų truputėlį kitokio maitinimosi. Jeigu mes fiziškai esame aktyvūs ir mes sportuojame, mes turėtumėm truputėlį kitaip vertinti kalorijas. Tačiau, jeigu mes sportuojam 3 kartus per savaitę, taip kaip turėtumėm sportuoti, mums keisti kažkokios tai ypatingos dietos tikrai nėra būtina. Mes galim turėti tradicinę, standartinę savo mitybą ir tokią dietą tęsti visą savo gyvenimą. Tačiau, jeigu mes gauname didesnį krūvį, jeigu mes sportuojame daugiau negu 3 kartus per savaitę, mums jau reikia praturtinti savo maistą maistinėmis medžiagomis, nes mes su maistu šiandien dienai tiek negaunam tų maistinių medžiagų, kiek turim.
Na ir kai kas klausia, tai kiekgi tų kalorijų reikia suvartoti? Maždaug apie 30 kilokalorijų 1 kilogramui per parą. Angliavandeniai turėtų sudaryti apie 50% raciono, turėtų sudaryti apie 15% raciono baltymų, iki 20 ir apie 30% riebalų. Kai kas sportuojant labai stengiasi padidinti raumenų masę ir didina baltymų suvartojimą, tam tikriems sportam galbūt tai yra aktualu, tačiau visuomenėje, jeigu mes norim gerai jaustis, mums užtenka to standartinio 20%, maždaug baltymų kiekio. Visų pirma, reikia suprasti visų maistinių medžiagų, makromedžiagų įtaką mūsų sveikatai ir mūsų savijautai. Visų pirma, reikia atsakyti savo klausimą, iš kur kūnas gauna energijos? Koks greičiausias resursas atneša kūnų energijos? Ir atsakymas tai yra angliavandeniai. Tai yra pagrindinis resursas, kuris atneša mum mikromedžiagas, pagrindinis resursas, kuris atneša mum tas greitosios energijos medžiagas ir mūsų kūnas turi galimybę ją įsisavinti. Baltymai reikalingi vėliau po sporto atsistatyti raumenų masiai. Pažeidimam raumenų masės atstatyti. Tam reikalingi baltymai, taip, tačiau vienas iš pagrindinių energijos resursus tai yra angliavandeniai. Ir aišku, metaboliniam sindromam, metabolizmui visam ypatingai turi didžiulį įtaką ir riebalai. Taip. Ir angliavandeniai, aišku, atneša ne tik tai tas mikromedžiagas, atneša pagrindinės mūsų žarnyno veiklos medžiagas, kurios turi didžiulį įtaką mūsų gerai psichologiniai būsenai. Tai jeigu mes šiandien kalbam, kad mes turėtumėm gerai jaustis sportuodami, mes turime atkreipti dėmesį, kad angliavandeniai yra viena iš svarbiausių sudėtinių mitybos dalių, kurią mes privalome kontroliuoti ir būtinai atnešti. Nes žinau, kad yra įvairios mados. Carnivore dieta, ketogeninė dieta ir įvairiausios dietos, kur žmonės stengiasi numesti svorio, ribodami tam tikras maistinės grupės. Tai tos maistinių medžiagų grupių sumažėjimą arba pakeitimą galime labai susižaloti save ir sužaloti savo kūną taip, kad vėliau atstatyti jį bus labai sunku. Taip, kad atkreipti dėmesio, visos maistinės pagrindinės makromedžiagos turi būti gaunamos. Ir su jomis gaunamas kuo geresnės mikromedžiagos, tačiau šiandien dienai yra truputėlį kitaip. Ir per šių laikų mitybą arba per šių laikų mūsų tokį gyvenimo būdą, ir Artūras minėjo, mobilūs telefonai, planšetės, kompiuteriai, televizoriai ir vis sėslesnis tas gyvenimo būdas. Ir norint pagerinti tą sėslesnio gyvenimo būdo įtaką, reikėtų mums labai stebėti savo svorį. Ir skaidrėje tikrai parodyta pakankamai apkūnus vyriškis turbūt ir jau jisai turi tikrai nutukimą. Tai kūno masės indeksas virš 30, jeigu yra virš 25 iki 30, tai dar ir viršsvorius tik tai. Tačiau pagrindinės nutukimo priežastis, pagrindinės to viršsvorio priežastis ir nutukimo tai yra visų pirma žinių apie tinkamą maitinimąsi trūkumas. Žinių apie maisto ruošimą trūkumas, žinių apie maistinės medžiagas ir jų trūkumas. Ir aišku, su tom žinių trūkumu mes gauname per didelius energijos kiekius. Tai reiškia, mes suvalgom per daug kaloringo maisto. Ir kai didėja mūsų kūno masė, mes labiau aptingstame, mažėja mūsų ir fizinis aktyvumas. Tai čia yra tokia užburto rato sistema, iš kurios ištrūkti žmogui iš tikrųjų pakankamai yra sudėtinga, nes visa tai taip pat riboja ir visa tai taip pat turi didžiulį įtaką ir psichologinę būseną. Tai reiškia, ta psichologinė būsena, jinai priveda prie to, kad žmogus sunkiau judėti, sunkiau priimti kažkokį tai sprendimą. Ir jisai lengviau eina lengvesnių kelių, aišku, kaip ir mes visi turbūt stengiamės, kad kuo lengvesnių kelių eiti, tai stengiasi ir nejudėti. Tokiu būdu vėlgi dar toliau auga svoris ir tokiu būdu susikuria tam tikros problemos arba tie vadinami simptomai. Taip pat labai svarbu yra vandens suvartojimas. Kartais atrodytų norisi valgyti, bet dažniausiai tai yra norisi ir trūkumas yra skysčių. Ir mūsų skysčių suvartojimas turi taip pat didžiulę įtaką gerai savijautai, taip pat ir mūsų gerai nuotaikai, gerai kraujotakai, ir visam geram, tokiam gerai savijautai, geram organizmo funkcionavimui.
Ir aišku, simptomai, kurie atsitinka dėl viršsvorio arba dėl nutukimo, tai yra greitesnis nuovargis, padidėjusi kūno masės apimtis, dusulys, sunkiau kvėpuoti, atsiranda apkrovos sąnariams, žmonės pradeda jausti skausmų sąnarių, padidėja prakaitavimas ir aišku, tai yra viena iš didžiausių rizikos veiksnių lėtinių ligų vystymuisi. Taip kad tai yra mityba turi tikrai didžiulę įtaką. Na ir tas viršsvorio arba nutukimo turėjimas taip pat turi didžiulę įtaką ir fiziniam aktyvumui, ir psichologiniai būsenai. Ir tą reikėtų spręsti, sakyčiau, kompleksiškai. Na, kokiosgi to priežastys? Tai, sakyčiau, viena iš tokių kalorijų per didelio kiekio mityboje, per didelio energijos, tų tokių sąnaudų gavimo mum, tai yra industrinio maisto technologijų atsiradimas. Ir jos turėjo tiek naudą, tiek turi ir problemas. Tai visų pirma nauda. Nauda be abejo yra tikrai didžiulė. Pasaulyje vis daugėja žmonių, kuriem reikia suteikti maisto. Tai industrinis maisto technologijos sugebėjo aprūpinti tai maistu, sugebėjo maistą apsaugoti nuo gedimo, maistas ilgiau galiojantis, maistas atrodo skaniau, maisto yra didesni resursai sukūriami, didesnį kiekį sandėliuose. Tokiu būdu tu gali tiesiog tą maistą nuvežti didesnį atstumą negu bet kada anksčiau, nes maistas labai greitai sugesdavo. Tai iš tikrųjų yra tikrai to industrinio maisto technologijų nauda yra tikrai didžiulė, tačiau yra didžiulės ir problemos. Ir pagrindinės problemos, kurias aš šiandien įvardinau ir apie kurias truputėlį prisiliesiu, šiandien pakalbėsiu, tai visų pirma, itin perdirbto kaloringo, bet skurdaus maisto vartojimas. Kuo labiau pramonė apdoroja maistą, tuo visai pasidaro išvaizdesnis, ilgiau galiojantis. Tačiau ilgiau galiojantis atsiranda dėl tam tikrų priedų, kurie yra įdedami į maistą. Maisto technologijų metu yra pridedami tiek priedų, kiek gamintojas tik tai nori, kad tas maistas atrodytų tiek skanesnis, tiek gražesnis, tiek ir ilgamžiškesnis, o mes gauname tas maisto grupės, kurių mums tikrai nereikėtų, arba mes savo namuose gamindami tokį maistą tikrai jų niekada nededam. Ir tai priveda prie to, kad mes gaunam daugiau kalorijų, gauname mažiau maistinių medžiagų, nes perdirbimo proceso metu suyra dalis tų maistinių medžiagų, kaip vitaminai, mineralai ir panašiai. Antra, bet didžiausia problema tai yra trąšų įtaka žemės nualinimui augalininkystėje. Iš tikrųjų, žemės kuo labiau yra nualinamos cheminėmis trąšomis, tuo mažėja žemėje esančių mikroorganizmų, kurie būtent ir perdirba tą organiką natūraliai ir atiduoda į augalus, atiduoda į tuos derlius, tas maistinės medžiagas iš žemės. Tokiu būdu mes susikuriam smėlynus ir tų smėlynų pagalba mes nebegaunam maistinių medžiagų savo derliuose, kiek turėtumėm gauti. Ir trečias didžiausia problema tai yra pašarų įtaka gyvulininkystėje. Atrodytų gerai, duoda daugiau derliaus, nuo to tik tai išlošiama, tačiau kartu su tuo pašarais atkeliavo į gyvūnų maisto racioną, gyvulininkystėje atkeliavo ir tam tikros grupės maistinių medžiagų, kurių šiandien dienai mes turime per didelius kiekis. Ir šitoj skaidriai pavaizduota, kad kiek itin perdirbto maisto mes vartojame skirtingose šalyse Europoje, tai mes matom, kad tikrai lietuviai ne ką mažiau atsilieka nuo išsivysčiusių labai šalių ir vejamės mes kiekvienais metais. Ir su tuo vejamės ir tas pačias ir atsivejam problemas, kurias susikuriam su per daug perdirbto maisto. Visų pirma, kokios tai problemos? Pagrindinės 3 problemos, kuris sukelia didžiausią įtaką mūsų sveikatai, tai visų pirma mūsų mikrobiotai. Mūsų geram žarnyno funkcionavimui, mūsų gerai savijautai, nuo kurios priklauso ir mūsų taip pati nuotaika. Ir yra nustatyta, kad antrosios smegenys tai yra štai čia žarnyne. Taip, kad nuo jo sveikatos, nuo jo gero funkcionavimo priklauso ir mūsų emocinė būsena. Nes žinote, kad serotoninas ir dopaminas, apie 70-90% atsiranda mūsų žarnyne. Jis susiformuoja. Taip, kad tai yra tikrai didžiulė įtaka. Mikrobiotai. Visų pirma, su per daug perdirbtų maistų mes gauname daugiau cukrų, daugiau kepintų, skrudintų komponentų, kurie susikaupia maiste būtent skrudinimo, perdirbimo proceso metu, kurie ypatingai žaloja, sukuria uždegiminius procesus ir greitina senėjimo procesus.
Tai tikrai didžiulė žala mūsų žarnynui, mūsų mikrobiotai. Ir tame maiste yra per mažas kiekis gerųjų riebalų, tame maiste yra per mažas kiekis skaidulinių medžiagų, tame maiste yra per mažas kiekis gerųjų bakterijų, tame maiste yra per mažas kiekis mikroelementų. Ir tokiu būdu mes labai skurdžiai, nors kaloringai pavalgom. Antra problema – epigenomai. Genų ekspresijai, formavimusi, ląstelių vystymuisi ir taip toliau reikalingos maistinės medžiagos, kurių tame maiste yra skurdu. Ir tos skurdžios medžiagos jos nesugeba taip gerai, kokybiškai mus atnaujinti, atjauninti, kokie mes norėtumėm arba turėtumėm būti. Ir trečia priežastis – metabolizmui. Per didelis kiekis riebalų rūgščių tame maiste, ypatingai omega-6 riebalų rūgščių, skatina uždegiminius procesus ir sutrinka medžiagų apykaita. Tam sutrikdomas metabolizmas. Tai reiškia, ląstelės veikla sutrinka ir jinai negali normaliai funkcionuoti taip, kaip turėtų būti. Taip, kad toks itin perdirbtas maistas, ypatingai mus žaloja, sendina ir mes nuo tokio maisto iš tikrųjų jaučiamės žymiai blogiau. Atsiranda netgi tam tikras pripratimas. Vizualiai anksčiau mes gyvendavom sporto klube, šiandien dienai mums reikia mokėti už ėjimą į sporto klubą arba būti fiziškai aktyviu. Ir šiandien dienai mūsų išvaizda pasikeitė. Pasikeitė dėl to maisto, būtent kokį mes gaudom anksčiau ir kokį gaunam dabar. Anksčiau tas maistas buvo natūralus, šiandien dienai jis yra perdirbtas ir dėl to mes pasikeitė mūsų tokia netgi fiziologija. Kaip ir prieš tai minėjau, fermose užaugintame maiste yra per daug pašarų, naudojama antibiotikus, naudojant įvairius fermentai ir taip toliau. Ir per didelį kiekį grūdinių kultūrų, kukurūzų, sojų, saulėgrąžų, kurios kaip omega-6 riebalų rūgščių šaltinis atsirado gyvulininkystėje. Tokiu būdu mes valgydami kiaušinius, gerdami pieną, valgydami mėsą arba žuvį užaugintą fermoje, mes gaunam per didelius kiekius omega-6 riebalų rūgščių. Ir prie viso to dar ant šitų riebalų, ant sojų aliejų, ant saulėgrąžų aliejų kepama fritiūrinėse. Tai tokiu būdu mes savo maisto racioną tikrai labai pakeitėm ir tos omega-6 riebalų rūgštys pagal tą istoriją iš tikrųjų labai keitėsi ir genetiškai mes turėtumėm turėti omega-6 ir omega-3 riebalų rūgščių po lygiai. Šiandien dienai mokslininkai rekomenduoja truputėlį tik tai daugiau omega-6. Tačiau man jau 14 metai tenka dirbti šitoje srityje ir aš matau, kad šiandien dienai atliekant kraujo tyrimus, mes matome žmonės, kurių kraujo tyrimo rezultatai rodo, kad jų kūnas susiformavo iš didelio kiekio omega-6 riebalų rūgščių ir kartais mes atrandame netgi 101 arba daugiau. Antra problema, apie kurią aš taip pat minėjau, tai yra dirvožemio nualinimas. Ir štai matome, kad 2,5 maždaug procentų per metus pagal statistinius duomenis erozuoja žemė pasaulyje. Ir atsiradus tiem tokiem smėlynam, iš tikrųjų nieko kito žemės ūkiui nebelieka daryti, kaip tik tai dar labiau naudoti trąšas. Ir čia aš sakyčiau labai svarbu atsižvelgti į labai svarbų faktą, kad jeigu atsiras tokios tendencijos, kad naudoti ekologiškas trąšas, natūralias trąšas, kaip senovė, mes galbūt galėtumėm dar sugrąžinti tą žemės našumą ir sugrąžinti tas mikromedžiagų kiekius, kurie natūraliai buvo kažkada tai maiste. Ir štai čia šitoje skaidrėje pavaizduota keletas nutrientų, 8 antioksidantai, polifenoliai, kalcis, geležis, natris, magnis, cinkas ir taip toliau, kurie pasikeitė ir jų šiandien dienai sumažėjimas yra drastiškas. Amerikiečių Bionutrient institutas 2018-2020 metais pasaulyje ištyrė 300 ūkių, kuriuose paėmė žemės pavyzdžius ir paėmė derliaus pavyzdžius ir nustatė, kad šiandien dienai didžiuliai kiekiai sumažėjimo maistinių medžiagų yra maiste. Kaip jūs matote, 9 kartus sumažėjimas burokėlyje maistinių medžiagų. Tai reiškia, anksčiau reikėdavo suvalgyti 1, šiandien dienai 9, kad gauti tą patį maistinių medžiagų kiekį. Arba 6 bulves suvalgyti. Taip? Arba ten 5 brokolius. Taip? Ir panašiai. Taip, kad šiandien dienai mūsų maistas pakankamai skurdus ir taip pat ir dėl žemės ūkio, dėl dirvožemio nualinimo. Na ir pagrindinės problemos.
mūsų tokio gyvenimo būdo, mūsų tokios mitybos, tai yra visų pirma fizinio aktyvumo sumažėjimas dėl per didelio kiekio tų energijos, kurie virsta perteklius riebalais, didėja viršsvoris, didėja nutukimas. Atsiranda disbiozė žarnyne, atsiranda problema mikrobiotoj mūsų ir tų bakterijų pasikeitimas priveda prie įvairiausių tiek ir savijautos sutrikimų, tiek ir būsenų įvairiausių lygų vystymus. Riebalų rūgščių disbalansas. Būtent sutrinka medžiagų apykaita, sutrinka metabolizmas ir sutrinka dėl to, kad mes turime per didelius kiekius omega-6 riebalų rūgščių ir per mažus kiekius omega-3 riebalų rūgščių savo mitybai. Dėl to atsiranda lėtinis stresas. Kaip gydytoja Ieva minėjo, per didelis kortizolio kiekis iš tikrųjų sutrikdo mūsų gyvenimą ir šiandien dienai tas per didelis kortizolio kiekis, jisai niekaip kitaip nėra pašalinamas. Jeigu dėl jo padidėja cukraus lygis ir tai buvo natūrali tokia būsena, kai energijos amplūdis padidėja būtent dėl didesnio streso, nes galbūt mus kažkas puola arba mums reikia nuo kažko bėgti, šiandien dienai mes neturime nuo kur bėgti, mes sėdim prie savo darbo stalo, gaunam didesnius streso lygius, padidėja kortizolis, padidėja cukraus kiekis ir tas cukrus neišnaudojamas kraujotakoje. Ir tokiu būdu mes neišnaudodami jį, susikuriam savo sveikatos bėdas, sveikatos problemas. Tai visų pirma, kaip tai galima spręsti, aišku, reguliuoti tą streso lygį, užsiimti meditaciją, užsiimti sportu, užsiimti kažkokiais tai hobiais, kurie truputėlį nukreiptų mūsų dėmesį nuo tų problemų, su kuriamis mes šiandien susidurėm kiekvienas. Ir yra tam tikros taip pat ir žolelės, kurios irgi galėtų padėti spręsti būtent lėtinio streso tokią išraišką. B tipo badavimas, tai kai maisto medžiagų yra energijos per daug, o mikromedžiagų yra per mažai. Šiandien dienai mes badaujam ir didžioji dalis visuomenės yra badavimo būsenoj, nors apimtis didėja, tačiau fiziologija silpnėja, nes tų maistinių medžiagų per mažas kiekis, kaip ir sakiau, būtent dėl žemės nualinimo. Per didelis cukraus lygis, insulino apykaitos sutrikimai, apie tai kalbėjo gydytoja Ieva, skysčių disbalansas, vienas iš svarbiausių, ką mes būtinai turime atstatyti, norint gerai jaustis. Visų pirma, kiekvienas rytas turi prasidėti nuo puodelio, nuo stiklinės arba pusantros arba 2 vandens, kūno temperatūros vandens, kad organizmas negautų kažkokio tai streso. Kad tai būtų, natūrali įžanga į tolimesnę mitybą tą dieną. Ir kokie yra sprendimai? Pagrindinis sprendimas, ką kiekvienam galėčiau rekomenduoti, tai visų pirma tirti save. Aš žinau, kad ypatingai vyrų visuomenė abejinga tyrimam ir, sako, tai čia kam čia man tirtis, aš gerai jaučiuosi. Tai kartais atsitinka taip, kad gerai besijaučiant, vieną dieną imi jaustis blogai. Tai visų pirma, svarbiausias sprendimas yra darytis tyrimus. Taip, kaip automobiliui darome kapitalinį ten remontą, patikrinimą, ar viskas yra gerai, technikinę praeidinėjom, taip ir mes savo kūnui turim maždaug panašią patikrinimą daryti kaip ir automobiliui. Tai reiškia, mes save turim tikrintis. Ir tai gali atlikti tik tyrimai. Dabar klausimas, kokie tyrimai? Reikėtų patikrinti bendruosius tyrimus, patikrinti žarnyno funkcijas, ar gerai vyksta. Pasitikrinti, kokias maistinės medžiagų grupės jūs gaunat, ar pakankamai turite vitamino D, ar geras santykis omega-6, omega-3 riebalų rūgščių, ar jums netrūksta mikromedžiagų. Tai pagrindinis maisto racionas, kurį reikėtų patikrinti. Nes ilgainiui, jeigu maisto racione trūksta tam tikrų maistinių medžiagų, ilgainiui jų trūkumas priveda prie tam tikrų sutrikimų, kurių turbūt nei vienas mes nenorėtumėm turėti. Ir man tenka bendradarbiauti su tokia Vitas laboratorija, kuri iš piršto padaro keletą lašelių, paima kraujo, nusiunčia į laboratoriją ir jie ten ištiria būtent ląstelės lygmenyje esančias maistinės medžiagas. Tai yra labai svarbu. Antras, kas yra svarbu po tyrimų, stebėti savo virškinimo sistemos funkcijas, skrandžio veiklą, žarnyno veiklą. Nes kaip ir minėjau, gerai savijautai, gerai nuotaikai, gerai emocijai, labai svarbu mūsų žarnyno veikla. Ir labai tiesiogiai tai susijęs su mūsų gera fiziologija. Tai visų pirma, ko reikia mūsų geram žarnynui ir gerai žarnyno veiklai. Visų pirma, mums reikia 2 dalykų.
Mums reikėtų pagalvoti, ar pakankamai mūsų maistas yra turtingas prebiotinėmis skaidulomis. Ir jos, kaip čia yra parodyta skaidrėje, vaidina ypatingai svarbias funkcijas. Tačiau jos turi būti skirtingos. Mums neužtenka vien tik tai prisivalgyti salotų, daug lapų ir kiekvieną dieną valgyti vien tik daržovės. Mums reikia įvairaus maisto. Ir tame įvairiame maiste, tiek ir vaisiuose, tiek ir daržovėse, tiek ir šakniagumbiuose, tiek ir sėklose, yra įvairiausių tų skaidulų, vienos jos yra tirpios, kitos netirpios, tačiau mes čia kalbame apie prebiotinės skaidulas, apie tas skaidulas, kurios yra maistas gerosiom bakterijom. Ir jos turėtų būti skirtingos. Tai yra pirmas, fruktooligosacharidai, inulinas, beta-gliukanai ir atspariai krakmolai. Visa tai atstovauja mūsų maistą gerosiom bakterijom. Ir tada mūsų žarnyno funkcijos pradeda gerai funkcionuoti. Antras. Ar gerai funkcionuoja, ar pakankamai mes valgom turtingą maistą, praturtinam save bakterijom, natūraliom gerosiom bakterijom. Anksčiau mes tiesiog rasdavom obuolį prie medžio, nusivalydavom ir suvalgydavom. Šiandien dienai visi obuoliai yra dezinfekuoti, visi apipurkšti, visi yra paruošti, kad jie kuo mažiau pūtų, kuo mažiau gestų parduotuvės. Taip, kad mums reikėtų kažkokiu tai būdu vis tiek grįžti prie to natūralumo, prie to kuo mažiau chemija apdorotų maisto produktų. Taip pat pieno produktai buvo tie, kurie labai greitai surūkdavo, labai greitai sugesdavo. Mums reikėtų šiandien dienai gauti tokių maisto produktų, kurie trumpiau galioja, kurios yra natūralių bakterijų, kurios praturtina mus. Ir tokiu būdu mes save galim atsistatyti. Tai visų pirma, ką aš visą laiką rekomenduoju, fermentuotų produktų, raugintų produktų vartoti. Tai yra rauginti kopūstai, rauginti agurkai, įvairiausių raugintų produktų yra įvairiausių fermentuotų gėrimų. Tokiu būdu mes galime save praturtinti. Taip pat kefyras, jogurtas ir įvairiausi produktai susiję su pieno produktais. Pagerinę savo žarnyno veiklą, savo virškinimo sistemą, mes einame link ląstelių, mes einam link savo kūno statybinių gamyklėlių, kurių funkcijos turi labai didžiulį įtaką. Čia yra parodyta visa eiga, kaip mes tą maistą apdorojam, kuris virškinamas. Aš galbūt labai giliai neįsiu šiandien į tai, tačiau riebalai, riebalų rūgštys, jos turi didžiulį vaidmenį mūsų. Pirmas. Medžiagų apykaitai ląstelėse, ar medžiagos gali pakankamai lengvai pakliūti į ląsteles ir toksinai gali lengvai pasišalinti. Ir antras, ar riebalų rūgštys dalyvauja uždegiminėse procesuose. Tai labai svarbu, kokių mes riebalų, kokybė tų pačių riebalų, kuriuos mes suvalgom. Ir kai matote skaidrėje, sočiųjų riebalų yra mononesočiųjų, polinesočiųjų. Paprastai tariant, jeigu mes per daug prisivalgom sočiųjų riebalų, mūsų ląstelės pasidaro per daug kietos, pralaidumas sutrinka. Tokiu būdu mes neįsisavinam tų medžiagų ir taip pat neišsiskiria pakankamas kiekis energijos. Tai sutrikdoma tam tikra veikla. Ir čia vizualiai parodyta, santykis tarp riebalų rūgščių turėtų būti nustatytas labai tiksliai ir išlaikytas visą mūsų gyvenimą labai tiksliai. Ir tas santykis tarp omega-6 ir omega-3 turėtų būti nedidesnis negu 3:1. Tada visa ląstelės veikla, visas jos funkcionavimas bus tikrai labai tinkamas toks, koksai turėtų būti. Na ir kokiegi sprendimai, kaip galima sugrąžinti tą gerą santykį. Jeigu žarnyno veiklai, kaip sakiau, reikia gerų bakterijų, reikia prebiotinių skaidulų, tai ląstelių veiklai reikia gerųjų riebalų. Tai reiškia, mes turime galvoti apie racioną, kur gauti tuos geruosius riebalus. Na ir štai čia mes galime matyti skaidrė, kur yra tie gerieji riebalai, arba tie riebalai, kurių ypatingai didžiulis trūkumas šiandien dienai. Tai visų pirma jūros produktai, tai yra graikiški riešutai, tai yra alyvuogių aliejus, tai yra įvairios sėklos, įvairios miško uogos, kuriuose mes galim rasti tų gerųjų riebalų, kurios ypatingai vaidina didžiulį vaidmenį, taip pat ir mūsų gerai psichologiniai savijautai. Tai reiškia, mūsų nervų sistemai, mūsų kognityviniam funkcijom palaikyti, mums ypatingai didžiulį vaidmenį turi omega-3 riebalų rūgštys, ypatingai jūrinės kilmės DHA riebalų rūgštys, kurios įvairiausias funkcijas vaidina. Taip pat EPR, omega-3 jūrinės kilmės riebalų rūgštys, omega-3 vaidina irgi labai didžiulį vaidmenį prieš uždegiminiam funkcijom, intelekto vystymuisi, smegenų vystymuisi. Taip, kad
šitos dvi yra, sakyčiau, ypatingai svarbios ir nepakeičiamos. Ir visą tai mes galime gauti su jūriniu maistu, jūrinės kilmės maistu, su riebe, jūrinė žuvimi, tačiau jos apdorojimas turi irgi didžiulį vaidmenį. Tai reiškia, kuo labiau bus jinai iškepta, tuo tų omega-3 riebalų rūgščių mažės. Tai reiškia, mes turėtumėm, mažai apdorotą, vadinkim, valgyti tą racionę, mažai apdorotus tos produktus, garuose paruoštus, truputėlį galbūt sūdytus, galbūt sūšio pavidalu. Ir tokiu būdu mes tų veiklių medžiagų gausime natūralių žymiai daugiau. Ir taip pat, jeigu mes naudojam papildus, tada turime atkreipti dėmesį, kad omega-3 papildai privalomi, kad būtų su polifenoliais. Nes pasirodė, kad omega-3 išvalymo proceso metu žuvies taukai tampa labai neatsparus. Jie turi didžiulį tokią nestabilumą deguoniui, temperatūrai ir, aišku, mūsų organizme mes kvėpuojame deguonimi, mes gauname kiekvieną įkvėpimą jo ir susidūrę su omega-3, jisai turi įtakos jai ir oksiduoja. Taip, kad omega-3 turi būti su polifenoliais, tokiu būdu tie papildai bus tikrai kokybiški. Ir taip pat visą gamą mikronutrientų. Jeigu jau mūsų ta mityba yra skurdi ir mes negaunam iš savo močiučių, iš savo senelių, iš natūralių ūkių, ekologiškų ūkių, tų natūralių maisto raciono, o mes maitinamės parduotuvėse, mes turime galvoti apie praturtinimą savo mitybos maistinėmis medžiagomis, tai yra visą gamą mikroelementų. Ir ypatingai sportininkam jie vaidina didžiulę įtaką. Tai visų pirma, oksidavimo procesų stabdo. Taip, nes per didelis fizinis krūvis, per didelis sportas, jisai sukuria ir oksidacinį procesą. Ir jį neutralizuoti gali antioksidantai. Tai mes arba naudojame papildus, kur natūralūs mikroelementai, arba mes labai kokybišką maistą, kuris praturtintas, arba natūraliai gausus tų mikromedžiagų. Ir taip pat visi mikroelementai dalyvauja prieš uždegiminiuose procesuose, geros savijautos procesuose, taip kad jų racione tikrai reikėtų padidinti kiekį. Na ir dar viena veiklioji medžiaga, su kuria man tenka dirbti, tai yra šafrano ekstraktas. Tai yra, mes šiandien kalbame apie gerą nuotaiką, gerą emociją. Tai šafranas yra vienas iš tokių, kuris labai gerai sureguliuoja serotonino, dopamino kiekius organizme, tuo pačiu atstato jų kiekį į normą ir natūraliai truputėlį sumažėja ir kortizolio lygis organizme. Tai mes tas svarstyklės galime sukontroliuoti su šafrano ekstraktu, yra toksai Viva preparatas, vadinasi Viva. Ir jisai būtent reguliuoja, gerina nerimą, mažina jaudulį, gerina koncentraciją, gerina nuotaiką, gerėja miegas. Žodžiu, tikrai gerai savijautai vienas iš tokių gerų sprendimų, kuris užkuria norą fiziškai sportuoti, norą kažką tai veikti, kažką tai daryti. Kaip viena moteris sakė, tiesiog dangus prašviesėjo, atrodo, kad debesis nusisklaidė ir aš jau kažką noriu eiti, kažkur kažką veikti, kažką sportuoti, kažką tai daryti. Tai kartais reikia tiesiog pradėti nuo tos emocijos pagerinimo ir tada pradėti nuo fizinio aktyvumo pagerinimo. Ir apibendrinant, rekomendacijos. Tai visų pirma, ką aš visą laiką rekomenduoju, tai mano yra tradicinė rekomendacija, tai visą laiką rinktis kuo labiau sveikatinantį maistą, kuo mažiau atsisakyti ir kuo daugiau atsisakyti maisto, kuris sendina ir greitina uždegiminius procesus. Tai visų pirma, valgyti įvairų maistą, kad neliktumėm prie to paties pastovaus, įprasto maisto, kad mes tą savo maisto racioną truputėlį paįvairintumėm. Ir kartais, jeigu nėra minčių, tikrai galima kreiptis ir į tą patį ir internetą, susirasti įdomių minčių, kaip paruošti naujus pusryčius, įdomesnius pusryčius, spalvingesnius galbūt pusryčius ar pietus. Tokiu būdu truputėlį paįvairinsi. Visų pirma, bent kelis kartus valgyti duonos gaminius. Jeigu valgom duonos gaminius, reikia atkreipti dėmesį, kad tai būtų pilno grūdo duonos gaminiai. Visuomenė valgo iš vis per mažai angliavandenių. Ir mes angliavandenių sumažindami, mes sumažinam taip pat ir skaidulinių medžiagų. Dėl to ta žarnyno veikla iš tikrųjų keičia. Ir Lietuvoje tik tai suvalgom apie 12-14 gramų skaidulų, kai turėtumėm 30-35 gramus skaidulų gauti kiekvieną dieną. Tai reiškia, mes kiekvieną dieną valgom skurdesnį maistą, negu turėtumėm valgyti. Ir su tuo mūsų kenčia žarnyno veikla. Tai norint ją pagerinti, reikia
kuo įvairesnį, kuo labiau daržovių, vaisių, uogų, ankštinių įvairių kultūrų valgyti maistą. Reguliuoti ir mėsos riebumą. Taip pat kartais klausia, aš negaliu atsisakyti mėsos, ką man daryti, kaip man pakeisti tų mėsos suvartojimą. Sakau, paprasti dalykai. Yra 4 pagrindiniai dalykai, kaip galima sumažinti mėsos suvartojimo kiekį. Pirmas dalykas pats lengviausias. Vietoj mėsos pasirinkti kitą patiekalą. Žuvį, galbūt daržovės, galbūt varškės kažkokie tai produktus, apkepą ten ar panašiai. Taip, tai vienas lengviausias. Antras būdas, kaip galima sumažinti, tai yra kepti ne keptuvėje, o orkaitėje garinti, troškinti, virti. Ir kai mes mažiau kepame keptuvėje, mes gauname mažiau riebalų ir tokiu būdu mes mažiau suvartojame riebaus maisto, maistas pasidaro liesesnis, to jūs padedate savo. Trečias būdas - gamintis troškinius. Troškiniuose vis tiek bus mažiau mėsos suvartojama, nes bus daugiau daržovių ir jūsų racione mėsa sudarys mažesnį kiekį. Ketvirtas būdas - tiesiog keisti truputėlį liesesnę mėsą valgyti. Rinktis ne sprandinę, o pavyzdžiui, krūtinėlę arba kumpį. Jinai bus mažiau riebi. Rinktis liesesnę mėsą, tai yra vištiena, kalakutiena, tą pačią triušieną galbūt. Tai yra tiesiog pakeisti šiek tiek mėsos racioną ir tuo pačiu jūs galite padėti savo. Liesesnius taip pat produktus vartoti pieno, netokius riebius, stengtis ir vengti perdirbto maisto, rūkytų maisto gaminių, ar ten būtų žuvis, ar būtų mėsa, stengtis visiškai išmesti juos iš raciono, bent jau kiek įmanoma, riboti saldumynus. Klausia, ar galima saldžiai? Taip, sakau, vieną kartą per savaitę galima saldžiai. Tai vadinama cheat days, kur galima truputėlį leisti savo daugiau. Taip. Ir atsiminti, kad vandens suvartojimas tikrai turi didžiulę įtaką gerai savijautai ir turi didžiulę įtaką ir jūsų visos organizmo funkcijom funkcionuoti. Taip, kad vandens suvartojimas yra be galo svarbus ir su kiekvienu sportu, su kiekviena valanda sporto, sakyčiau, bent jau pusę litro vandens, tai būtinai reikėtų minimum išgerti. Ir visa tai turėtų būti, aišku, derinamas su fiziniu aktyvumu. Pagalvoti, kad jeigu mano fizinio aktyvumas yra labai labai sėslus, labai mažas, jį reikėtų didinti. Jeigu mano kalorijų kiekis yra per didelis, reikėtų truputėlį didinti fizinį aktyvumą, nes tas kalorijų perteklius, kuris lieka kiekvieną dieną, kartais nepastebimas, per mėnesį, per 2, per 3, per metus gali virsti keliais kilogramais arba netgi 14 kilogramų, kuris, vėliau su sunkumais yra numetamas. Taip, kad gerai fiziniai savijautai reikia įvairiaus maisto, stengtis, kad jisai būtų ruoštas namuose, pačių rankomis, kuo mažiau perdirbtas, kad būtų įvairias pusis, kad būtų įvairus, nebūtų pastovus. Pagalvoti apie tai, kiek kokių maistinių medžiagų man gali trūkti, galbūt pasidaryti tyrimus ir į savo racioną atnešti to, ko jums trūksta. Ir aš tikiuosi, kad su atnešimu tų medžiagų, ko trūksta, pagerės jūsų emocinė būsena, jūsų psichologinė būsena, ir tada dar labiau norėsite surasti savo gyvenime sportą, ko aš kiekvienam iš jūsų linkiu. Ačiū labai už dėmesį. Sėkmės. Turim keletą klausimų iš žiūrovų. Puiku. Klausimas. Kiek naudinga ar nekeisti maitinimą į kokteilius? Vietoj pusryčių ir vakarienės. Ačiū už atsakymą. Sakyčiau taip, visų pirma, jeigu kalbėti apie kokteilius, būtų visai neblogi sprendimai, jeigu tai būtų natūralūs kokteiliai, jeigu nebūtų sintetiniai kažkokie tai kokteiliai. Tai reikia kiekvieną gamintoją labai atsirinkti ir pasižiūrėti, ar juose nėra kažkokių sintetinių tokių komponentų, kurie tikrai mums nenaudingi. Tai pirmas. Antras dalykas, sakyčiau, kokteilį galima būtų pasidaryti ir pačiam. Vandens pagrindu, gali būti sulčių pagrindu kažkokiu tai natūraliu, gali būti pieno pagrindu, įvairiausių pienų pagrindų. Reikėtų tik tai įvertinti cukraus kiekį. Tada į tokį kokteilį galim pagalvoti, ką įdėti. Tas, kas patinka kiekvienam iš mūsų. Tai reiškia vaisiai, uogos, sėklos, riešutai gali būti. Tas kokteilis gali būti toksai maistingas ir toksai sotus, kad tikrai jisai gali pakeisti vieną maisto racioną.
tada į tokį kokteilį reikėtų pagalvoti, kiek yra skaidulų. Pavyzdžiui, aš kiekvieną dieną irgi darausi savo kokteilį, gal ne kiekvieną dieną, bet darausi kokteilį, aš jį praturtinu papildomai dar prebiotiniam skaidulom. Tokiu būdu aš savo maisto racioną truputėlį pagerinu, atnešu to, ko man trūksta ir aš tikrai labai labai džiaugiuosi. Tai reikėtų kiekvieną gamintoją vertinti atskirai, nenoriu reklamuoti nei vieno, nei kito, tačiau reikėtų išsirinkti rinkoje, kas yra geriausia. Bet iš principo Tai yra vienas iš maisto raciono dalių, kur gali būti taip. Tai prasme pakeisti. Maistą pakeičiantis yra tokie maistą pakeičiantis kokteiliai, kuriuose yra netgi kai kurie gamintojai yra netgi subalansavę ne tik tai ten angliavandenius, baltymus ir riebalus, bet subalansavę skaidulų kiekį, mikroelementų kiekį, subalansavę riebalų rūgščių netgi lygius. Tai reiškia, netgi omega-6, omega-3 riebalų rūgštys tuose kokteiliuose yra subalansuoti. Taip, kad yra skirtingi gamintojai, reikėtų tiesiog atsirinkti, kad jisai būtų kuo natūralesnis. Tai iš šito viso man kyla klausimas, nes jūs paminėjote, kad jūs darote savo kokteilius ir praturtinate dar papildomai tą, ko man reikia man mintybai. Kaip man žinoti, ko man reikia? Kreiptis pas specialistą. Laukiu svečiuose. Klausimas yra toksai, specialistas, jis turi, nežinau, kažkokį lekalą, pastato žmogų ir sako, tau reikia to, ar reikia kažkokių, nežinau, kraujo tyrimų? Yra įvairiausios metodikos, kaip tai atlikti. Visų pirma, tai yra, pavyzdžiui, aš dirbu su sveikatos klausimynu. Aš turiu sveikatos klausimyną, kurį duodu užpildyti. Užpildė žmogus tą sveikatos klausimyną pagal jo tam tikrus jau atsakymus, aš jau matau, ko jam tikrai trūksta. Tai yra vienas. Labai smalsu. Vienas, aš galiu nusiųsti, nėra jokių problemų. Antras, tai yra tyrimai, kuriais galima išmatuoti, kokių maistinių medžiagų trūksta. Trečias, žmogaus pokalbė su žmogumi, po jo anamnezės mes tiksliai irgi maždaug matome jo maždaug mitybos racioną, kokio jisai lygio yra. Tai yra skirtingi būdai, kuriais aš naudojuosi. Dar vienas klausimas buvo apie vitaminą D. Taip. Čia jau visi jau kalba apie tai, kad Ispanija, Italija ten pilna vitamino D, nesutinku. O Lietuva labai skurdi. Visiškai nesutinku ir yra mokslo įrodyta ir pagrįsta, kad netgi tose šalyse, kur yra Ispanija, Italija, kur pusiaujo juosto šalis, kur tiesiog saulės tikrai žmonės gauna daug, nuvažiuokit į tokią šalį ir vidury dienos pavaikščiokit po saulę. Ir pamatysit, ką jūs gausite. Tai jūs gausite ne tik tai vitaminą D, bet jūs gausite turbūt saulės smūgį, nes ten vaikščioti tikrai yra labai sudėtinga ir niekas ten nevaikšto, o visų pasaulyje žmonės dirba ofisuose. Taip, kad mes dirbdami ofisuose, ar mes gyvenam Ispanijoje, Italijoje ar Lietuvoje, ypač šiauriečiai, mes vis tiek esam to Šiaurės Europos šalis, mūsų saulės kiekis yra labai labai nedidelis. Mūsų lygis vitamino D pas visus praktiškai yra labai labai žemas su išskirtinais atvejais. Kaip tai atlikti ir kaip sužinoti tyrimai, daugiau niekas kitas nepasakys. Tik tai tyrimus darant mes galim nustatyti tikslų vitamino D lygį. Tai pasakysiu taip, ar Ispanija, ar Italija, ar Lietuva, tyrimai parodo, kad didžioji dalis vitamino D vis tiek trūkumas. Ir tada jį reikia praturtinti, papildyti. Aš kiek suprantu, tai yra galimybė maistų praturtinti jį. Labai menka. Galimybė vis dėlto papildai. Tik tai sakyčiau papildais. Su maistu yra antiek mažai. Visų pirma, mes gaunam per saulės spindulius. Tai bent jau po 15 minučių, po 20 minučių, bent jau vasarą pabūti ant saulės, be saulės kremo, sakyčiau labai gerai. Tik tai nepersistengti. Taip, nes persistengti paskui nudegimai, paskui uždegimai ir prasideda bėdas. Tai kiekvieną dieną stengtis pavaikščioti truputėlį saulėje 10-15 minučių, tik reikia perspėti, kad per atvirą odą sintetinasi vitaminas D. Su drabužiais vaikštant nepadės nieko, ne? Tai būtų gerai. Su maistu. Dabar yra maiste, bet tokie maži kiekiai, kad praturtinti maistu nepavyks, iš karto nuoširdžiai sakau, nors truputėlį jos yra ir žuvyje laukinė, yra ir kiaušiniuose, yra ir grybuose, ten ir taip toliau, ir pieno produktuose. Tačiau vitamino D su maistu nepraturtinsit, reikia būtinai naudoti papildus visą gyvenimą,
Omega 3 ir vitaminas D naudojami visą gyvenimą, juos reikia žinoti tai. Ir tiesiog reikia atsirinkti geriausią. Dabar yra įvairios filosofijos, kaip papildyti savo mitybos racioną. Vieni sako, man reikia vitamino D ten 50 000 vieną kartą per pusę metų ir pasitikrinu, jeigu viskas gerai, 1000 vienetų. Iš kurie tai... Gydytojai netgi skiria, yra tokios... Aš galvoju, kad jie patys susigalvoja. Kartais susigalvoja, kartais paskiria gydytojai, bet dažniausiai gydytojai jau tokias didelės dozes skiria. Bet tai yra vis tiek filosofija. Aš tai sakau, čia tas pats, kas jūs atsikeltumėt vieną dieną, ateitumėt ir sakytumėt, vakar mažai vandens geriau, tai šiandien reikia išgerti 10 kibirų vandens. Kompensuoti neišgertą. Sakyčiau, tai yra labai bloga filosofija. Mano suvokimu, reikėtų labai mažais kiekiais, taip lyg tai su maistu, taip lyg su saulė aš gaučiau kiekvieną dieną mažus kiekius vitamino D ir aš savo praktikoje irgi visą laiką rekomenduoju, jeigu jau vitaminą D, tai mažais kiekiais stengti surasti natūralų vitaminą D ir vartoti pastoviai mažais kiekiais kiekvieną dieną. Tokiu būdu mes atnešam į savo racioną tuos mikroelementus, kurie yra be galo svarbus. Vitaminas D vienas iš tokių labai labai svarbių. Dar vienas klausimas, bet čia toks, aš kiek suprantu, su humoru. Į temą mūsų šiandieninę apie mitybą yra emocinė laimė, emocinė sveikata. Humoras gerai. Jūs kaip specialistas, ar jau pastebėjote, kad keičiasi tendencija ir vis mažiau šnekama apie tai, kad laimė vis dėlto yra maiste apie 12-1 valandą nakties prieš šaldytuvą? Kaip čia atsakyti tokį pasisakymą, ne? Laimė yra maiste iš tikrųjų ir apie tą emocinį valgymą, apie emocinę išraišką, maisto įtaką, emocijos pagerinimai. Aišku, jinai yra. Maistas yra ne tik tai kalorijų šaltinis, ne tik mikromedžiagų šaltinis, maistas yra socializavimo priemonė. Taip, mes susitinkam draugų rate, socializuojamės, bendraujam, gerai jaučiamės ir taip toliau. Taip pat maistas yra ir nusiraminimo priemonė. Maistas yra, tos įtampos nusikratimo priemonė, kai vakare grįžti namo pavargęs, streso. Maistas nusiraminimo priemonė? Streso daug, taip. Taip, streso daug ir tau norisi kažkokiu tai būdu nusiraminti, ne? Ir tu pavalgai, jautiesi, oi, dabar gerai. Tik tai žinot, kas atsitinka. Atsitinka po to, kai jūs 1 nakties arba 12 nakties pavalgot, nusiraminat. Sekantį rytą atsikėlę, užlipę ant svarstyklių, jūs dar labiau susinervuojat ir dar labiau depresija. Iš karto depresija. Iš karto blogai jaučiatės. Ir tokiu būdu ką reikia daryti? Vėl kažkaip tai nusiraminti. Ir ieškote tų nusiraminimo priemonių įvairiausių. Ne? Tai vieni mobiliuosi telefonuose, kiti dar kažkur tai. Tai sakyčiau dabar taip, jeigu jau norisi vakare nusiraminti tą 12-1 nakties, kai tinkamiausias metas, kai nieks nemato ir negirdi, tyliai nueinate, atsidarote šaldytuvą. 2 patarimai. Kad šaldytuvė nebūtų labai kaloringų maisto produktų. Tiesiog pirkti tokį maistą, kuris būtų labiau tinkamas jums, kuris sukurtų mažesnį kalorijų antplūdį nakties metu. Tai valgyti daugiau skaidulingą maistą, kuris sudarytų tūrį, daržovės kažkokias, tai, ne, morkas ten ir panašiai, salieras ar dar kažkas tai, kad sudarytų mažesnį kalorijų kiekį, bet sudarytų tūrį ir tokiu būdu jūs truputėlį nusiramintumėte. Tai praktiškai tas nusiraminimas yra trupučiuką jausti tą pilnatvę tokia. Kartais netušęs. Supratau. Čia 2 sprendimai. Bet čia yra fantastiškas dalykas. Bet dar vienas dalykas, kartais mes ne tik tai norim nusiraminti, dėl to einam į tą šaldytuvą. Kartais mūsų organizmui trūksta tų maistinių medžiagų. Mes neturim, kas mums iš mūsų kūno atsiųsta SMS. Tos bakterijos, kurios gyvena žarnyne, nesiunčia mums dar SMS, kol kas. Galbūt ateityje siūs, galbūt apsai, kurie tiesiog informuos, kad tau trūksta tam tikrų maistinių medžiagų ir jos jau piktos ten darosi. Tai kol kas mes negaunam tų SMS-ų, bet jeigu mūsų mitybos racione per visą dieną mums trūko tam tikrų maistinių medžiagų, mes vis tiek jaučiamės alkani.
Ir kartais ateina žmonės su viršsvoriu arba nutukimu ir sako, aš niekaip negaliu, man norisi vis tiek valgyti. Sakau, labai dažnai arba tai bus vandens trūkumas, arba tai bus mikromedžiagų trūkumas. Ir kadangi tos bakterijos gyvenančios žarnyne arba tavo organizme esantis tie visi procesai, jie tau sako, aš noriu valgyti, o nepasako tiksliai, kokių maistinių medžiagų trūksta, tai tu imi ir valgai tas, kas yra šaldytuve. Tai jeigu praturtinti mikroelementais, vitaminais, mineralais, antioksidantais, vandens kiekių pakankamų, žmogus dažniausiai tinkamais riebalais, žmogus dažniausiai būna sotus ir jisai nenori lysti į šaldytuvą vakarę naktį pavalgyti. Tiesiog tai rodo, kad yra trūkumas kažkokių tai medžiagų. Tai aš jau norėjau dabar dar kartelį paakcentuoti, kad iš principo dvi labai geros mintis. Viena mintis yra ta, kad einant 12:01 nakties ir galvojant, kad jūs emociškai būsite laimingas, pagalvokite apie rytą Ir svarstykite. Kas jūsų laukia jo. Ir emocija. Kokia emocija jūsų laukia ryte. Ir kitas dalykas yra, kad tas alkis, pavadinkim taip, arba noras kažką užkasti, užkandžiauti ir pasakymas, kad aš tuščių skrandžių niekaip negaliu užmigti, tai būtent ir yra priežasis, kad trūksta maistinių medžiagų. Taip. Ne kalorijų trūksta, o maistinių medžiagų trūksta. O šiandien dienai, jeigu tam šaldytuve jūsų maistas ir maistinės medžiagos yra kaloringos, tai jūs gausite labai nedaug tų maistinių medžiagų, bet daug kalorijų. Būtent ta itin perdirbto maisto ir problema didžiausia yra. Ir dar vienas klausimėlis, kurį sulaukiam tik dėl madų. Labai madinga kalbėti apie visokius gliuteinus, apie viską produktuose. Ar tai vis dėlto yra problema, ar tai tik tai mados klausimas? Tai yra problema, nes mūsų visuomenėje dėl šitų įvardintų priežasčių, kurios šiandien savo paskaitoje aš prisiliečiau, atsiranda lėtiniai uždegiminiai procesai. Ir tie lėtiniai uždegiminiai procesai įtakoja ir mūsų žarnyne. Ir tokiu būdu susikūręs lėtinis uždegiminis procesas, jisai sukuria mum tokius negalavimus, kaip alergijos, netoleravimas ir visos tos bėdos. Tai su jom kovoti, išimant kažkokį tai maisto produktą, kad aš jau netoleruoju, šiandien dienai pradėjau kažkokį tai maisto netoleruoti ir išimu aš tą maisto produktą, bet daugiau nieko kito nespręsti, tai yra trumparegiška labai. Reikėtų išspręsti lėtinį uždegiminį procesą, jį sumažinti, kad nebūtų to lėtinio uždegimo, kuris ir įtakoja tam netoleravimui arba alergijai kažkokios tai medžiagos. Ir tada, jeigu aš išsprendžiu lėtinį uždegimą, mano organizmas nusiramina ir tokiu būdu aš pradedu valgyti viską ir man maistas pradeda nebesukelti alergijų, pradeda nebesukelti diskomforto, netoleravimo ir taip toliau. Taip, kad dvi dalis čia reikėtų spręsti. Pirmas, laikinai, kol yra ūbinis negalavimas, kol yra bėda, alergija kažkokia tai arba netoleravimas kažkokio maisto. Taip, išimti tą maistą, bet papildomai kartu reikia spręsti, kad jisai toliau neįtakotų, nes vėliau kiekvieną dieną dasideda. Šiandien dienai pieno negaliu, rytoj negalėsiu miltinių, trečią dieną riešutų, ketvirtą dieną vaisių, penktą dieną ten žuvies, tada negalėsiu ir pasižiūrit, kad jūs galite tik vandenį gerti. Aš įsiterpsiu, Jonai, dabar jau iš savo patirties. Tiksliau sakant, tiek, kiek aš girdžiu savo aplinkoje šnekant šitą temą, ne? Kad pasireiškimai tai nėra tik tai alerginiai, ne? Kad iš principo nuovargis yra pakankamai didelis. Galvos skausmai, galvos skausmai, maisto netoleravimas, tu negali valgyti, tada neturi energijos, tada neturi nuotaikos. Čia viskas kompleksiškai susiję. Tai kur sprendimas dar kartelį? Sprendimai yra du. Pirmas, kai jau yra tokia netoleravimo arba alerginės reakcijos, tokia būsena, tai sumažinti alergenų patekimą būtinai tuo laikotarpiu, bet spręsti priežastį, dėl ko atsirado tas netoleravimas. Eiti link priežasties suradimo ir jos išsprendimo. Darbas su specialistais. Vėl pas jūs. Pas mane. Supratau. Visi keliai. Tai kągi,
Grįžkim dar trupučiuką prie to, kas man asmeniškai visada aktualu su jumis Kava ir šokoladas. padiskutuoti. Kava ir šokoladas. Kokia dabar pasaulyje padėtis su šitais produktais? Keičiasi, gerėja padėtis, beje, norėčiau pasakyti. Taip. Taip, vis daugiau gamintojų nedegina kavos, o švelniai skrudina. Vis daugiau vietų Lietuvoje beje irgi gali išgerti nesudegintos kavos, o skanios, kokybiškos kavos. Ta prasme, čia jau ateina suvokimas? Čia ateina suvokimas, visuomenės visų pirma suvokimas, kad vien tik tai sudeginta tą kavą gerti, na, tikrai yra nuodas ir tikrai yra daug tenai junginių, kurie degimo proceso metu sudenga ir kurie, na, mums kenkia, mums neduoda jokios naudos. Tačiau švelniai paskrudinta kava, jinai turi teigiamų tam tikrų savybių. Ir čia mes galime pliusų minusų sistemą dėliotis ir kurie atranda, na, kaip vienas mano draugas sako, aš viską jau savo racione, na, eliminavau, vieną priklausomybę savo dar pasilieku, tai kava. Tai sakau, labai gerai. Nu, tai sako, nors vieną reikia turėti priklausomybę. Šiaip aš pastebėjau, bet aš nežinau, ar čia yra irgi, ir čia jau aš ko gero pasakyčiau savo nuomonę, kad mados tendencija tikrai daro įtaką. Aš pastebėjau vis daugiau ir daugiau namuose atsiranda kavos aparatų, nebėra jau jinai plikoma jau užpiltinė. Ten... Aš labai rekomenduoju kuo mažiau užpiltinės kavos gerti, nes būtent tose nuosėdose ir yra tie visi junginiai, kurių mums nereikia, kad jie ilgai būtų vandenyje ir paskui mes juos gurkšnotume. Tai ta kava, kiekvieną kartą, sakau irgi ir dabar tą patį pakartosiu, kad jeigu mes gaminamės kavą, geriausia, kad jinai būtų filtruota kava ir kad jinai būtų espreso būdu paruošta, kad greitas vandens prabėgimas per kavą būtų. Ir pakankamai ten slėgis ir karštis, kad nebūtų per didelis karštis, kad būtų tinkamas slėgis ir kad būtų pati kava nesudeginta. Kad kai jūs pasigaminat kavos puodelį, jisai būtų be tirščių, jisai būtų su šviesia putelė ant viršaus. Ne? Tokiu būdu pasirodys, kad ta kava yra nesudeginta. Nu ir labai dažnai dar klausia, tai kava su pienu ar be pieno? Sakyčiau, kava visgi geriau yra be pieno. Ir tiesiog, jeigu jūs labai jau mėgstate tą šviesią, baltą kavą, tai latte ar kapučino tiesiog rinktis kažkokius tai, na, tokius pieno produktus arba pakaitalus, kad, na, jisai būtų kuo mažiau cukraus ir galima visokių įvairių pieno pakaitalų rasti. Ne? Be laktozės ten ir taip toliau, įvairiausių variantų. Tai dabar grįžtum dar prie antros dalies šokolado, juodas, aišku. Taip, šokoladas. Taip. Tai kaip su to pienišku šokoladu? Dar ne? Nu, kuo jisai šviesesnis šokoladas, to jam daugiau bus sviesto. Sviestas yra sotieji riebalai. O kuo daugiau mes sočių riebalų valgom, tuo mes sutrikdom greičiau medžiagų apykaitą. Kitaip sakant, visi riebalai suformuoja mūsų kūną, mūsų ląsteles ir pralaidumas tų medžiagų būtent per tos sočiuosius riebalus jisai sutrinka. Tai reikėtų riboti tų sočių riebalų suvartojimą. Tai geriau tas juodas šokoladas, turintis daugiau kakavos. Ta kakava yra antioksidantas, vienas iš labai stiprių, labai galingų antioksidantų. Tikrai tūkstančiais metų yra naudojamas. Tai, sakyčiau, toks geresnis pasirinkimas. Ačiū Jonai, ačiū dar kartelį už laiką ir ačiū už informaciją ir už paskaitą jūsų.